Sveiki atvykę į mūsų pamoką apie skaitmeninį identitetą ir privatumą internete. Ši pamoka yra skirta tiek jaunimui, tiek mokytojams ir truks apie 1,5 valandos. Kodėl mes kalbame šią temą? Kasdien internete mes paliekame žymiai daugiau informacijos nei manome. Nuotraukos, įrašai, komentarai, net paprastas patinka paspaudimas sukuria jūsų skaitmeninį pėdsaką. Iš šių mažų gabalėlių kiti žmonės, o kartais ir įmonės ar net nusikaltėliai gali susidaryti gana tikslų jūsų portretą. Šios pamokos tikslas yra paprastas, bet labai svarbus – padėti jums suprasti, kas yra jūsų skaitmeninis identitetas, išmokyti atpažinti rizikas, kurios kyla, kai internete dalinatės informaciją ir parodyti paprastus veiksmus, kaip galite apsaugoti save ir savo artimuosius. Jaunimui ši pamoka bus galimybė išmokti atpažinti situacijas, kuriuose gali prarasti privatumą. Kai draugas pažymi tavo buvimo vietą, kai socialiniuose tinkluose netyčia paviešini adresą ar gimimo datą, kai programėlė prašo leidimo sekti tavo buvimo vietą. Tu gausi ne tik perspėjimus, bet ir realius patarimus, ką daryti, kad būtum saugus. Mokytojams ši pamoka suteiks praktinius įrankius, kaip kalbėti apie šias temas klasėje. Jūs galėsite pritaikyti pamokos pavyzdžius diskusijoms su mokiniais, organizuoti veiklas, padėsiančias jiems geriau suprasti, kas yra privatus, o kas viešas turinys. Be to, aptarsime, kaip supažindinti mokinius su teisiniais aspektais, pavyzdžiui, BDR, kuris saugo jų duomenis. Kodėl tai svarbu? Įsivaizduokite, paprasta gimtadienio nuotrauka socialinėme tinkle atrodo smulkmena, bet prie jos dažnai galima pamatyti jūsų gimimo datą, gal net vietą, kurioje gyvenate. O dabar pagalvokite, kas gali pasinaudoti šią informaciją. Tai gali būti ne tik jūsų draugai ar pažįstami, bet ir visiškai nepažįstami žmonės. Arba dar vienas pavyzdys. Įdiekite naują programėlę telefone. Ji prašo leidimo pasiekti jūsų buvimo vietą, mikrofoną, nuotraukų galeriją. Ar visada pagalvojate, kodėl jai to reikia? Kartais tokios programėlės renka daugiau duomenų nei būtina, o vėliau jie naudojami reklamai, parduodami trečiosioms šalims ar net panaudojami nesąžiningais tikslais. Štai kodėl ši tema yra tokia svarbi. Mūsų asmens duomenys yra vertingesni nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Ką išmoksite šiandien? Po šios pamokos jūs suprasite, kas yra skaitmeninis pėdsakas ir kaip jis formuojamas. Išmoksite valdyti privatumo nustatymus savo socialiniuose tinkluose ir kitose platformose. Sužinosite, kaip patikrinti, ar jūsų duomenys buvo nutekinti, naudojant specialius įrankius. Suprasite, kodėl svarbu kritiškai vertinti, ką dalinatės ir kokią informaciją geriau pasilikti savo. Jaunimui ši pamoka padės priimti geresnius sprendimus, kasdien naudojantis internetu. Mokytojams suteiks priemonių, kaip šias žinias perduoti mokiniams praktiškai. Kaip vyks mokymasis? Procesas bus aiškus ir paprastas. Pradėsime nuo šio įvadinio vaizdo įrašo, tada išnagrinėsite pagrindines sąvokas ir teoriją. Po to pereisite prie praktinių įrankių, kuriuos galėsite išbandyti patys. Apžvelgsite realius pavyzdžius, atliksite užduotis ir galiausiai kartu apibendrinsime pagrindines pamokos mintis. Ir svarbiausia, jūs mokysitės individualiai savo tempu, kada jums patogu. Tai reiškia, kad galėsite sustoti, grįžti prie turinio ar peržiūrėti įrankius tiek kartų, kiek norėsite. Ko jums reikės? Tik kompiuterio arba telefono su interneto ryšiu.
Jeigu norėsite, turėkite užrašų knygelę, ji pravers, kad pasižymėtumėte svarbiausias mintis ar klausimus, kurie kils mokantis. Ir dabar klausimas, kuris lydės jūs visą šios pamokos laiką. Ar žinai, kiek informacijos apie tave mato kiti internete? Pagalvokite apie tai. Atsakymą ir būdus, kaip sumažinti riziką, atrasite šios pamokos metu.